Mes turim celofaną. Tuoj sekundę. A jisai jau? Alio! Klausau. Alio, halupčik! Alio! Nu, Čia Slavka skambina. tai įsijung. Alio! Nu, ko tu nori? Labas, noriu paklausti dėl jūsų trėmimo sąrašų, kodėl mano vardas parašytas su klaida tenai. Klausyk, minutės labai brangios čia su tavim kalbėti. O tai čia palauk, kas kam skambina, aš nežinau. Tai aš nežinau, tu manęs ieškoji per virtulį. Ai, tai va, tai žiūrėk, noriu paklausti, tai čia tau skambina, tai mum minutės brangios, o ne tau, dėl ko pergyveni. Jo. O žiūrėk, o tai tai... jūs dabar jau turi kreiptis, ne tu mano draugelis. Kaip tai nedraugelis, jeigu aš priėjau prie tave mitingė ir sakai, o, draugas, yra Tai jau video. dabar nebe draugas. Kodėl, išvažiavai į užsienį ir kažkas pasikeitė? Tai mano, tai nuomonė, tai tu pydaras, bet čia jau kitas reikalas. Nu, mano nuomonė apie tave tokia pati po tavo pabuvimo kalėjimo porą kartų. Ne, kalėjime tai tu gaidys būtum. Tu čia iš patirties sakai? Nu tai tokie kaip tu gaidynė ir sėdėdavo. Ai, Kaip tu gerai. galvoji? Tai per visus esi praėjęs tenai, ar ne? Ne, aš tai biški su normaliai sėdėjau. Bet Nu. jau čia kita istorija. Tai dabar matau tave ir normalus lanko, jau lankė Ugnius Gintautas, tada lankė tas toksai... Jo? O tai žiūrėk, noriu paklausti, tai kaip ačiū tau visų pirma nuo mūsų visų, kad pasirinkai iš visų kalėjimų patį šudiniausią ir išsitrėmei į Baltarusiją. Klausyk, aš kai grįšiu. Tu žiūrėk, tu grįši dalimis. Ne, aš kai grįšiu, tai tu būsi išardytas dalimis. Ir visi šitie jūs veikėjai, kurie galvojat, kad čia kieti esat, tai jums čia taip labai paprastai nesibaigs. Nes pats matai, kad po biškį rusų ta kariuomenė eina, jums čia pinigai užsikasa. Supranti, Rusų kariuomenė eina nachui, niekur priduos ir visas šitas cirkas baigsis. Ir viskas labai paprasta. Ir visus šitokius konservatikus, kaip tu, visus pidarastus, visus tos slavų Ukrainė patys lietuviai sumedžios ir neliks nei vieno. Ir tame tarpe, bet tu pirmas pabėgsi. Kai prasidės šie judesys, tu pirmas tepsis lydė su visais šitais kitais pidarastais. Nes tada pasikartos tie įvykiai, kurie buvo jau tarpukarį. Ir visi tepsite jūs čia slydės iki vieno. Ir patikėk, kai aš grįšiu, čia jums visiems mažai nepasirodys. Jūs čia dabar pramogaukit, linksmikitės, bet patikėk, aš čia keletą kelionių esu nusimatęs. Kai aš suvažinėsiu ir kai tu pamatysi, su kokiais žmonėms susitiksiu, tai prisišyksit jūs visi iki vieno. Ir mes žinom jūsų visų pavardės, kas jūs tokie esat, kiek čia trinatės po tos renginius ir jūs vieni kitus už pinigus parduosit. Ir baigsis jūsų visi cirkai. Ir patikėk, normalų žmonės dabar laukia. O kai sugrius ta visa taryba Europos Sąjunga, va tada ir pasibaigs jums čia visi cirkai. Išsikalbėjai? Noriu kažką paklausti. Žiūrėk, tau nelabai sekas lietuviškai kalbėti, tu jau gali kalbėti rusiškai, manau. Klausyk, tu šudlenkį, tu pats su lietuviškai kalbėdamas su akcentu kalbė, tai ką tu man dar pasakoji apie lietuvišką kalbėjimą? Pats kalbė su lietuvišku akcentu ir tu man dar aiškini, kad aš kalbu su akcentu. Savo pavardę paskaityk. Gerai, padainuojam ką nors. Tavo vardas lietuviškas. Jisai yra slaviškas, jisai nėra rusiškas. Tai tu kacapas, kai reikia, tai tu chacholas, kai reikia, tai tu ukrainieti, kai tu lietuvis, kai reikia. O gerai, o dėl tavo kličkos, kodėl, kaip tave reikia kirčiuoti, celofanas ar gandonas? Tai nesupranti, kas yra kirčiavimas, tai ką tu dabar su tavim kalbėt. Aš supranti, galima su tavim mandrai kalbėt, galim su tavim mandagiai, bet tu beje žinai, kad į teismą reikės ateit, Bartkevič. Žinau, 20 dieną, bet man jau atsiuntė linką.
Man jau atsiuntė linką. Bijai per čainiką gautą, ne? O tai tu iš Baltarusijos man gali kažką blogo padaryti, tu man tik tai bulvių gali maišelį atsiųsti iš Baltarusijos. Aš tau, kai atsiųšiau bulvę, tai šiknoj užstriktų tos bulvės. Eik tu savo, nu tu čia taip prižadi ir niekada neįgyvendini, nu. Žiūrėk, kai aš įgyvendinsiu, tai aš jau pasakiau, kas bus. Ir čia jūs dabar sakau, juokitės, smaginkitės, tyčiokitės iš žmonių, persekiokite tuos visus žmonės. Dabar jums čia jūs pramogaukit, linksminkitės. Dabar yra jūsų laikas. Bet patikėk, laikas tas jūsų pasibaigs. Ir kaip Tarybų sąjunga jūs esat riboto galiojimo. Pasibaigsim visas šitas reikalas. Labai gerai. Dar nepamiršk, kad daug lietuvių važiuoja į Baltarusiją dantų tvarkyti. Atvažiuos, žinok, kai su tais dantim susitvarkys, tai patikėk, dar ne tik dantis. Ir dar ne, jie gali nesutvarkyti savo ir subjaurot tavo, tai tą nepamiršk, gerai? Taip. Ne, čia tie, kurie čia atvažiuoja, tai jie čia biški, žinai, patikrinti žmonės atvažiuoja. O tie kitie, kur čia ne ta šalis, suprantate, čia šalis, kur esu, čia yra tvarka. Ir to pidorastino jie neleidžia, kurį tu darai Lietuvoje. Būtent, kalėjime visada būna tvarka. Būtent. Ir iš tavęs, kaip iš eksperto, tai yra fainiausia girdėti. Va. Klausykit, jūs čia patys kalėjime užsidarė, taigi su gyvalių pasais patys vaikščio. Nu, taip. Aš tau linkiu, kad Lobovas tave aplankytų arba žmona. Nu, geriau Lobovas. O kaip tau to Kisieliaus, kiek tu Kisieliaus susileidęs esi tu skiepo? 3, 4, 5 ar dar dabar leidęs? Kodėl vadinat Kisielium? Taigi Birsgalų vadinat visą laiką. Birsgalų. Užmiršai metodičkas. Užmiršai metodičkas. Bet žiūrėk, irgi, palak, čia aš vadovauju. Jo, ne tu. Klausyk, toks dalykas yra. Klausyk, tu vadovauji pas save miegamajam kalėjime, ar girdi? Klausyk, žiūrėk, čia šeimininkas, tu manęs klausysi. Tu pardavinėsi mano balsą. Klausyk, arba tu klausyk, arba aš padėsiu ragelį, nes tau reikia, kad su manim kalbėti. Kaip tu gali padėti ragelį, jeigu tu pirmą kartą per tiek laiko, kad tu pabėgai, stovi normalus žmogus kalba, joptavai mat. Nu, tu žiūrėk, ką tu darai. Tu normalus žmogus. Tu prieš vėją puti. Klausyk, yra toks dalykas. Kremliui jau visai blogai, jeigu tave samdo kaip rūporą. Jei ką, jau pinigų neturi. Tu, Ragelskis, nu kiti šūdai. Nu, ta prasme, kas yra? Tai Kremlius tikrai jau nusistekeno. Šūdas ir aš būčiau samdęs profesionalus. Aš būčiau reikalavęs iš tavęs daugiau. Ką tu per tą laiką padarėjai? Parodė, kad Belazas labai didelė mašina ir parodė, kad Baltarusiai uždirba tiek pat, kiek lietuviai. Nu, kad prekės pas juos pigiau yra. Per tiek laiko tik tai 2 dalykai. Jėzus. Viačeslavai, klausyk, mes paskambinkim ten koordinatės, išsiųsim, paleisim kortelę. Tegul skrenda dronas dovanėlę iš fantazijų nusiųst, kad kai atskris pas jį fantazijos, tegul užsipisa negyvai. Taip. Tai viskas. Antanai, ačiū, kad padalyvavai mūsų šou. Mes turime tau dovanėlį iš Fantazijos LT ir užsipisk negyvai. Jėzau Marija. Klausyk, bet jie gerai išmokė, ne? Taip tas mes žmogus... Tu matei, kokia tirada. Taip įtikėjęs. Aš galvoju, didžiausias klausimas yra toks, kai žmogus grįš, jeigu grįš į Lietuvą, ką jis galvoja, kaip vaikai jo, kaip jo žmona, kaip jo aplinka... Man atrodo, jis pabėgo ten, numatęs kelis žingsnius. Aš manau, kad jis nebegrįš. Aišku, kad nebegrįš, bet jie jį lankys. Čia kaip Henrika daktaras, sūnus Enrikas išsidavė važiuodamas į Bulgariją lankyti tėvo ir seniau, jeigu mėtė pėdas, paskutinė kelionė buvo tada, kai jis jau nemėtė pėdų ir jautėsi pakankamai drąsiai. Nu, aišku, Baltarusija ta šalis, kur mes negalim tenai susikontaktuoti ir paprašyti jį deportuoti čia. Man, pažiūrėjau, protas net neužkrauna. Žmogus sugeba, žinom, jau čia nebėra nei ką slėpti, nei ką diskutuoti. Tiesiog faktas, kad bičas yra nupirktas ir jisai užsiema tokiais šūdais. Tai, žinai, juodint šalį, seniai, šita šalis tau davė įsilavinimą, davė žalę žolę, davė medžius, gryną orą, 4 metų laikus, nuostabius žmonės. Negalima maišyti politikos ir šalies, aš niekada to nedariau. Bet tokius debilus reikia deginti, tiesiog.
Labai labai liūdna. Žiauriai liūdna. Baisu. Gerai. Pradėjom raustint. Labai geras momentas dabar yra. Blemba, kaip užkačiagarino, taip norėčiau, kad nors sumuš dabar. Pasimušam. Žiauriai. O mėgsti? Man seniai tai buvo manyje, kad jis pabunda šančiai viduje, žinai, bet nežinau, kas čia iš šančių yra kas nors. Pakelkit rankas. Jau, jūs žinot apie ką aš kalbu, ne? Aš žinot? Aš žinui. Žinai, nu viskas. Eik tu savo. Nu, sakau, tai va kaip tokių va prisiklausai, nu, tiesiog negaliu. Fū, gerai, nuimam karštį nuo veido. Šaltas. Davai, man kaip man eiktų. O čia. Bet tu matai, kad jis pasiruošęs tekstą yra iš ankstiniai. Nes jis nebūtų šiaip su pakelis ragelio, kad tiesiog paimprovizuoti ir pavadyti. Bet kaip grasin, aš grįšiu, jums ragas, visi sit keliais, važiuosit vagonais ir dainuosit ant kalno mūrai. Seniai, kiek iš ten grįžo ir bibi dėjo ant tavęs. Taip. Net tu dar gimęs nebuvai. Taip, taip. Jie jau buvo kietesni už tavo tėvus ir, nu nežinau, tėvai gal jau nuostabus. Niekada nežinai, kaip sako, už savo invalidus, nu negalėt sakyti, taip jau yra. Taip, taip. Bet irgi, politiškai kalbant, lietuviai turi teisę prieš Lukašenkos režimą panaudoti tą, ką jisai padarė prieš mus, kur skrydo iš Graikijos į Vilnių ir sustojo priverstinai Minske išlaipinti Protasevičių. Lygiai taip pat galėtų tarnybos padaryti, jeigu skrenda jisai iš Baltarusijos kažkur, nusodina Vilnių ir išleidžia vieną keleivį. Nu, supranti. Taip. Kosmosas. Ir čia alkoholio nėra, bet man sako, man žiūri. Žodžiu.